Sveiki, dabar išmoksime, kaip reikia prijungti bon konduktorių. Tai įsijungus programą nueiname į nustatymus. Šiuo metu nustatymuose mes matome, kad nėra prijungtas joksai bon konduktorius, atpažįsta tik vieną garsą. Tada einame, kur mūsų yra internetas ir taip pat tenai yra Bluetooth įrenginiai. Paspaudžiame, kad matytume ir kad galėtume nueiti į Bluetooth nustatymus, kur mes galime labai lengvai paspaudę mygtuką pridėti prietaisą vienoje vietoje arba kitoje vietoje, tiesiog prijungti prietaisą prie mūsų įrenginio, prie mūsų kompiuterio. Lygiai tą patį settingsų puslapį mes galime pasiekti ir taip įvedę Bluetooth, irgi atidaro mums tą patį nustatymų langą. Paspaudžiame pridėti. Mes šiuo metu norėsime pridėti Bluetooth. Šiuo metu mano Bluetooth bon konduktorius yra neįjungtas. Aš jį dabar įjungiu. Jūs pamatysite, kaip jisai atsiras. Aš konduktorių įjungiau. Šiuo metu mano kompiuteris ieško visų įrenginių. Surado mūsų šitą, spaudžiame ant įrenginio, jį prijungę, spaudžiame done. Jis šiuo metu matome žalias, yra jau prijungtas prie kompiuterio. Tada išjungus nustatymus, spaudžiame atnaujinti prietaisų sąrašą, pasižiūrime, ar mums jau pagavo nustatymus. Bon konduktorių galima prijungti tiek prie oro ausinių, tiek prie kaulo ausinių, tai tikrai nėra jokia programos klaida. Tiesiog turėtume visą laiką kaulo ausinės jungti prie kaulo ausinių, bet taip šitas kaulo ausinės rodo ir prie oro ausinių. Kadangi šiuo metu čia yra pajungtos kolonėlės, mes pasirenkam čia Integro Steam bon konduktorių ir šitaip yra baigiamas įrenginio prijungimas.